Sveiki visi. Ilgai pribrendęs reikalas ir iš tikrųjų galima kaip atspirties tašką įvardinti 2009 metus. Akcentuotina tai, kad šiandieną mes gyvename 2024-aisiais, pavasaris, gegužės mėnuo ir esam Lietuvos Respublikos piliečiai atsakingi už save ir už kitus, už aplinką. Šiai kalbai pasitelkiau vieną dokumentą, kurio galiojanti redakcija yra nuo 2022 metų rugpjūčio 15 diena, tai yra teisės aktas, dokumentas 371. Nacionalinio oro taršos mažinimo plano patvirtinimas. Tai vat, įsiskaičiau, pasižiūrėjau, kas čia rašoma nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, nustatyti su oro taršos mažinimu susiję tikslai, uždaviniai ir kryptis bei vertinimo kriterijai. Trečia lentelė. Čia kalbama, kad plėtoti aplinką mažiau teršiantį ir mažesnį poveikį žmonių sveikatai turintį transportą. Antras punktas kalba plėtoti viešai transportą, teikti pirmenybę netaršioms arba netokioms taršioms priemonėms transportą ir mažiau triukšmą keliančioms transporto priemonėms. Tai reiškia, šitie du dalykai, kurie buvo dabar mano pasitelkti šios diskusijos samprotavimo pusvalandžiui, ką jie kalba, tai iš tiesų labai geras dėstymas, bet man kaip mėgėjui, nesu profesionalas aplinkosaugininkas, esu mėgėjas, kuris stebiu 14 metų šitą veiklą. Lietuvos Respublikoje, kas vyksta, oro tarša. Paminėta yra mažesnis, tarkim, arba netoks taršus transportas, teikiama pirmenybė netokiam arba netaršiam. Ir aš kaip Lietuvos Respublikos pilietis pasigendu informacijos sąvokos pagilinime, kas tas mažiau taršus. Vat, kas yra jis arba išvis netaršus. Šitoj vietoj papildyčiau labai svariai, minėdamas įtraukdamas du komponentus. Motorinė transporto priemonė, ji turėtų būti sietina su tokiu dalyku, kaip katalizatorius arba cheminių medžiagų neutralizatorius. Antrasis svarbus komponentas, kuris integruotinas yra transporto priemonė, kuri varoma dizeliniu varikliu, tai yra ir katalizatorius, ir dėmesio DP filtras. Šitie dalykai, jie dar kol kas nėra mylimi Lietuvos žmonių, nėra naudojami. Klausimas kyla sekantis, dėl ko? Kodėl aš, kai atsivarau transporto priemonę, nesitikslinu, neklausiu, arba išvis, jeigu žinau, aš jį pašalinu. Dėl ko aš tai darau? Aš kalbu kaip žmogus, aš to nedarau. Bet aš bendrąją reiškia sąvoką, kad žmonės tikėtina, kad tai daro, nes kai grįžtų iš Danijos į Lietuvą, tenka būti transporto spūstyse, kaip po Kaune, Vilniui, Šiauliuose, tenka pajusti natūraliai nemalonų kvapą, kuris, užuodžiamas nosimi, žmogiškai tariant, smirda, ne? Smarį, užuodžiama, dujų. Toliau kyla mintis, kodėl žmogus, visuomenė neprotestuoja ir kvėpuoja dujomis, ne? Nuodingomis medžiagomis, kurios sklinda iš transporto priemonių išmetamųjų vamzdžių. Ir toks vaizdas, taip stebint, kad mums visiems gerai. Mums skanu, ne, tas kvapas, aš užuodžiu, bet aš nieko nedarau. Tai galimai, kad žmogus tikrai neužuodžia, kitas kvapas, reiškia, tas kvapas įsiveikia, žmogaus neprovokuoja to eiti link sprendimo problemos šalinimui, kad reikia kažką daryti.
pastebiu visuomenę, jinai mėganti. Dėl ko? Ir kartu dar užbėgant tarsi tokia nuomonė būtų ir sakyčiau, tokia padėka, ne? Pareigūnams, kurie pradėjo dirbti, pradėjo ir įstatymus tokius leist, kad irgi nepraleis transporto priemonės, kol nebus veikiančio katalizatorių, ar jeigu bus kažkokios tai žymos, pjovimo, šalinimo, suvirinimo, kažkokios neoriginalios, duslintuvo pačiam komponente, toj sistemai, reiškia nepraleisti. Tai esu tiesiog asmeniškai dėkingas šitiem pareigūnam, kurie valdžioje sėdi ir priima tokius įstatymus. Dabar, reiškia, yra šalia žmogus, kuris diskutuoja su manim apie, sąlyginai taršos mažinimą, tai medžių sodinimas, nes klauso Lietuvoje radijo laidas įvairiausias, kur užgirsta, kad skatina apželdinimus įvairiausius, žalias vejas, plėtot ir taip toliau. Čia tokie inžineriniai sprendimai gamtoj, gamtos priežiūrai ir tausojimai. Tai kažkokias tai mintis kyla, dėl ko mes tos medžius turim sodinti, o gal jos reikia kirsti, kokios čia buvo mintis. Žinoma, sodinti reikia, turi augti medžiai, bet medžiai auga 50 metų, o iškerta ir viskas. Pasivaikščioti vėl tenai mieste irgi, eikite į parkus ir viskas. O su vaiku ar kol praeina, pavyzdžiui, laisvės alėja čia, žodžiu, didelėm gatvėm. Taigi, kiek prikvėpuoja vaikai, kodėl tiek astma serga vaikų? Ne, vaistus jūs purškit, vartokit, o kad veikia kepenis, inkstus, ten visą organizmą. Ne, čia įstatymą neprims. Kodėl tikrina policija ten visokius teisės, kad parodykit teisės, viskas. Nors rečiau, bet jau uždėtų baudas, tūkstantinės uždėtų, tada žinotų, kad greit sustvarkyti. Jeigu išpjautas daiktas, tai turi būti įstatytas, jeigu paseno, ar ten susidėvėjo, ar nuplyšo, ar sukiuro. Nieks nežiūri. Svarbu teisės, kad būtų ir važiuoja mašinos. Čia nepamatysi, atvažiavus į svečius. Matau, nerūkstančių dūmelių, nors lekia greičiu 130 ir visokiais greičiais, nepamatysi, pradeda važiuoti iš išmetamų dujų, nesimato nieko. Ir čia žmonės juokiasi, kaip gali išimti, jeigu žmogui priklauso tas dalykas, ta detalė. A Lietuvoje net moka pinigus ir neuždaro tų supirktuvių. Tai ką čia panašu yra? Ir už gražią aplinką, už viską. Palangoje irgi negalima būti. Ten irgi oras užterštas. Kodėl užterštas? Ten nuo tų visų skenduolių, nuo karo likusių. Bet aišku, šitos temos neliesim, kas vandenyje vyksta, nes mano tyrimasis objektas tai yra konkrečiai transporto priemonė ir taršos prevencija, būtent susijusi su vidaus degimo varikliais. Tai jeigu kalbant apie motorinės transporto priemonės, ir kaip ir tikrai yra ne vienas žmogus, kuris diskutuojam kartu, kodėl, aš manau, kad tikrai turim nuostabių mokslininkų, kurie Lietuvoje dėstytojai, docentai, profesoriai, miniu aš tuos, reiškia, 2 laipsnius mokslinius, kurie tikrai prirašė labai daug traktatų, kas yra traktuoja, kaip išmastau, kaip aš ištraktuoju, ne, kaip aš išvinioju, ne, taip liaudiškai tariant, enciklopediniam, kaip sakyt, lygiai. Aš šitoj vietoj susiduriu su metodikos trūkumu. Metodiko, dabar mes kalbam apie užuodimą. Lyginam Danijos karalystę, Vokietiją, kur aš būnu, ir Lietuva. Grįžus ten kas 2 mėnesį, kas 3 mėnesį Lietuvą, didmiesčiuose, kad ir nedidmiesčiam, kokiam Ariogalą pasitelkim, arba, tarkim, Balbieriškis, tokias Panoterį, tokius kaimelius, važiuoja transporto priemonė, jeigu bus akivaizdžiai užsiuodžia, kuri transporto priemonė yra nelegaliai, reiškia, pašalinamas su pašalintu katalizatoriu važiuoja. Dabar kodėl negalima suorganizuoti kaip po tokių reidų, ne? Puikiausiai matėm, kaip puikiausiai pareigūnai tvarkosi koronos metu. Reiškia, kai buvo ribojama judėjimas tarp savivaldybių. 1, 2, 3 išleidžiami ten iškart performuoja įstatymai, įteisinama ir pareigūnas paleidžiamas į kontrolę ir tokiu būdu suvaldoma visuomenė, ne? Tai reiškia metodologija aiški. O kodėl, pavyzdžiui, mes negalim integruoti tokių patikrų
aplinkosaugininkų pareigūnai skirti lėšas būtent biudžetui, kad daugiau telkti jėgas, dėmesį į tas taršias transporto priemonės, nes iš tikrųjų gerai, aš pavyzdžiui knygų nerašau, aš netlieku jokių mokslinių eksperimentų, kad galėčiau dabar, reiškia, pateikti kažkokius skaitmenis, bet žiūrėkim, dabar užsiuodžia, kur ta metodika, kodėl nėra sukurta metodikos, kad va tikrai yra, va kaip ir žmogus paminė, kad vartoja prieš asmenis hormoninius preparatus, kurie kenkia. Dabar mes negalime įrodyti, kad jie kenkia. Mes negalime įrodyti niekaip, kol nėra metodikos sukurtas skaitmeniniam lygyje, neturime įrengimų patvirtintų daugumą mokslininkų, vyriausybės, uždėtas antspaudas, ten išdiskutuoti. Niekas nereikalauja, kad detalė būtų mašinoje, kodėl va šitaip. Taigi staigiai, jūs važiuoja be tokių dėtų baudas tūkstantinės, o gaila žmonių pinigų. Taigi surinksit jūs tiem tikrintojim tos pinigus ir tegul... Tai čia biudžeto formavimą mes neliesim vėl čia, bet esmė tame, kad aš vėlgi kaip žmogus, nebūdamas toj moksliniai brigadoj, netliekamas kolegijai, reiškia profesorių, docentų aplinkosaugai, kurie galėtų, aš negaliu pasakyti, kad dujos kenkia, kol aš neturiu skaičiuko, aš neturiu jokio teisinio pagrindo teikti, kad tos išmetamosios dujos, kurias paleidžia transporto priemonės važiuojančios eksploatuojamos be katalizatorių, aišku, dar jau galima sakyti, kad nelegalu dabar, nes pagal teisės aktų skaitant, nelegalu, bet va ta komanda, kuri turėtų iš tikrųjų optimalizuoti stabdymus tos, skaidrinti tą konkrečiai, kad nes grįžti Lietuvą plika akim ir plika nosim, reiškia, užuodžiama ir stebima tie dūmai, ypatingai kai pradeda akceleracija, kai pradeda transporto priemonė vystyti nuo šviesoforo, neužsidegus žaliam, jis pradeda važiuoti ir pliūpsnis, tarkim, juodo garo, dūmo ir ne vieną teko užfiksuoti. Tai dabar klausimas, tai aš dabar turiu įrodinėti, kad kenkia, O kiek, pavyzdžiui, mamų besilaukiančių vaikšto gatvėmis ir siunčia būsimam vaikui neštas nuodingas cheminės medžiagas. Tai ir mes diskutuojame, būdami profesoriais, jau bakalauras, tai aš jau nekalbu, čia jau kiekvienas žmogus su bakalauru, magistru, jau dabar docentai, mokslo daktarai, šitiek Lietuvoje turi mokslininkų, tokie universitetai, viskas stovi, dabar paminėjau šitos diskusijos pradžiai 2009 metus, ką pradėjau rašyti raštus, būdamas neteisininkas, esu pats pedagoginį išsilavinimą turintis žmogus, rašiau raštus ir Delfi publikacijos, į žiniasklaidą, tai būdavo apmėtytos akmenimis. Kodėl, tu susako, tu nuvažiuok ten kažkokį Činguangą, ten kažkokį tai kraštą, kur ten Kinija, kur ten pramonės rajonas, tai tu pasižiūrėk gal į Belgiją, tu pasižiūrėk į Daniją, į Norvegiją, tai daryk. Kodėl šitiek pareigūnų, kurie dabar sėdi vyriausybei, taigi visi lankosi užsienį, mato aiškiausią švarą. Kodėl mes negalim paimti, 1-2 sudarom teisės aktus, paskiriam brigadą pareigūnų, kurie tikrina, kurie nepraleidžia, reiškia pastatom kiekvienoje savivaldybėje. Viskas. Uždedam baudas, aišku, ne tūkstantinės, nes žmogus neįsimokės. Bet nors 200-300 eurų bauda, tokį užbaudavimą mes gal kažkaip ir plus dar vienas dalykas. Susidūriau, skambinu į vieną kitą švietėjiškai skleistą informaciją, ugdymo institucijas. Nė vienas direktorius nepriima. Nenori, kaip užkaltos sienos, tu negalėt kalbėti. Žmogus esu su pasigirsiu 2, reiškia, pedagoginiais diplomais, neturiu teisės eiti kalbėti, nes kažkas tai su politika susiję. Kame reikalas? Kodėl esu užgniaužiamas? Kame reikalas, gerbėmiai ponai? Seimo nariai taip nutarinėja. Visiems gerai, visiems ką čia įsigalvojat, oras. Aš jaučiu, pavyzdžiui, senai jau esu, kur Lietuvoje oras, atvažiuoju čia lengva kvėpuoti, gerą visą, kad čia švaru. Kaminai nerūksta niekur, jokie fabrikai, jokie nieko. Nebūtinai anglim kuriant, bet yra dujos po žemė gal ar kaip ar ką. Katalizatoriai papildymai pasakysiu, yra katalizatoriai sustatyti. Fabrikuose nerūksta dūmai, ne taip kaip pavyzdžiui, kur Kėdainiuose chemijos fabrikas ir gal ir Jonavos ir dar ir daugiau yra, Kaune. Taigi, padarykit, pinigų nėra. Na čia kalbant bendrai apie taršą, bet jeigu koncentruotis vėl grįžti į kiek fabrikų mes suskaičiuosim, tikrai nebus 100 Lietuvoje, o kiek dabar registruotų yra transporto priemonių. Gerai, dabar dar sugrįšiu dar truputį taip koncentruotis į tam tikrą segmentą.
katalizatorius išrastas ir pradėtas naudoti 1985 metais. Dabar kalbam apie senas transporto priemonės. Sena, sąlyginai sena, 2005 metai, ten ar 98 metai, visos transporto priemonės gali turėti katalizatorius, nes jos yra numatytos gamintojo, būtent technologiškai, kad yra katalizatorius ir lambda zondas, kada šiems dalykams esant transporto priemoniai ir veikiant pasiekus darbinę temperatūrą 90-93 variklio vandens, reiškia, įsijungia tas katalizavimo procesas, kada iš duslintuvo galo paleidžiamas oras ir vanduo. Reiškia, visiškai ekologiškai. Taigi, galiu pasakyti, pas mane yra transporto priemonė 1998 ir 2001 metų. Jos yra ekologiškos. Ekologiškos ta prasme, todėl kad turi su V6 varikliai galingi, turi 4 katalizatorius. Ir aš būdamas astmatikas, aš nieko neužuodžiu absoliučiai, ne dėl to, kad man kažkas kažkur kažkaip. Gal vienas kitas medikas ir atsiprašau, nesakysiu, kur mane pasiuntė gyvent šį kartą, prieš 12 metų, bet aš neužuodžiu, būdamas, aš įsivarau mašiną net į garažą, užsidarau žiemos metu kažką, taip pabandymui, ir jokio kvapo nėra net garaže, apie ką mes kalbam. Gerbiamieji mokslininkai, ar galėtumėt visuomeniai pateikti išsamesnės informacijos, kokią reikšmę turi katalizatorius, o pareigūnai, kurie aplinkosaugininkai, kurie galėtų tikrai būti finansuojami stipriai ir paleisti pajėgas galingas, tikrint ir, kaip sakant, grubiai tariant, išgaudyti visas tas mašinas, arba šeimininkus tų transporto priemonių valdytojus ir įpareigot, susidėt pagal dėmesio, ne taip susikurt kažką tai kažkaip programiškai, bet įsidėti katalizatorių ir DPF filtrą ir tvarkingai toliau eksploatuoti ir padaryti tokiu būdu ekologišką transporto priemonę. Atsiveža mašinas iš Vokietijos, iš visko su katalizatoriais. To yra, kur specialistai išpjaut. Reiškia, čia važinėja visi su katalizatoriais. O tai nereikalinga, gauna ten kažkokią dalelę, paima iš katalizatorius ir naudoja. Kur tikrintojai? Kodėl netikrina? Jūs neuždžiokit senom mašinom, bet su katalizatorius tai sena puikiausiai, jeigu važiuoja, jeigu eina regitroje ten patikrina viskas. Ko nežiūri katalizatorių tų visų, išmetamų dujų kiekio visko. Ir policija nežiūri. Kaip teises tikrina, taip turi tikrinti ir tuos nors retkarčiais, bet jau kad bijotų, drebėtų visi žmonės neišpjauti. Nes katalizatorius vėl pabrėžtina, kai jis standartiškai jo gyvavimo laikas ir funkcionavimo yra 200 000 kilometrų. Tai, tarkim, įsimontuoti katalizatorių už, tarkim, 500 eurų, tai yra labai pigu, palyginus, kiek mes galim nuvažiuoti. 200 000 kilometrų yra labai daug. Kitas dalykas, norėjau padubliuoti šitą tokią mintį dėl supirktuvių, Supirktuvės yra gerbtinas dalykas ir turi būti supirktuvės dėmesio, nes tie katalizatoriai, kurie užsikiš ir bus pašalinti, jie mėtysis po gatves. Tai čia mes negerbiam savęs tokiu atveju. Turi būti supirktuvės, rušiavimas visų atliekų, taip pat įskaitant ir katalizatorius DPF filtrus. Jie beje yra ir restauruotini kai kurie modeliai. Bet kas yra pabrėžtina, kad jie privalo būti ir kalbant apie metodiką, nes mes turim daug mokslininkų, profesorių, docentų universitetuose, kurie rengia studentus, kurie paskiau paleidžiami į tas pareigybės, kurie tikrina. Tai taip, kad mes kalbam tai, kad Lietuvoje privaloma. Ir dabar kas šitą įrašą matys? Šitą netiesioginę transliaciją. Aplinkosaugininkai, visi ministrai, vyriausybė. Tai tikėkimės tam tikrų rezultatų. Aišku, jau praėjo daug metų, 14 metų, kada pradėtas šitas procesas. Aišku, tikrai dėkoju tiems, kurie dirba, kurie yra ministerijose, kurie rašo projektus, bet norėtųsi dar jums kartu padėkojant ir jūs paskatinti, kad veikti efektyviau. Nelaukti 5 metų, nelaukti rytdienos. Šiandien susisėst su brigada, susisėst komanda, išsikristalizuoti mintis ir paleisti. Reikia pagalvoti tik tai, kaip yra, patys nemato. Aš nežinau, jie turbūt kaukės susiję kažkokias nematomas ir važiuoja, oi, čia viskas gerai, viskas yra blogai, tikrai dėl gamtos apsaugos tai tikrai blogai. Gerai viskas. Ačiū uždėmesį, ponai. Tikimės gero, šaunaus ir profesionalaus susikalbėjimo ir bendradarbiavimo tame. Viso geriausio.